Kodėl mes esame europietiški? Todėl, kad mes esame atviri, mes esame laisvi, reikšti savo mintis, pristatyti savo valstybės kultūrą. Kad žmogus sužinotų ir pajaustų, kas jisai yra, iš kur atėjo ir kur jisai eina. Laikui bėgant, man pačiam padėjo pažinti save, o kada pažįsti pats save, gali pažinti kitą. Tai viskas kardinaliai pasikeitė, tiek požiūris į žmogų, tiek požiūris į gyvenimą. Neužtenka parengti gerai ginkluotus, pilnus žinių žvėris. Visuomenė bus gera mums visiems, kai mes patys būsim geri jos piliečiai, žmoniški žmonės. Jeigu mūsų specialistas bus labai siauros srities, tai vieną gražią dieną gali būti, kad jų nereikės. Kodėl universitete mes einame į praktiką ir mokomės dirbti praktikoje, kad ateityje mums būtų paprasčiau dirbti realiuose situacijose, o ne tik tose situacijose, kurias perskaitom vadovėliuose ar įvairias teorijas skaitydami. Visą laiką turi bent 20-30 žibančiom akim besiklausančių žmonių, kurie seka kiekvieną tavo žodį. Ir ta jėga, kai tu matai, kad tu jiem pasakoji, suteiki tam tikrą informaciją, kuri juos sudomina, uždega, tai yra labai malonus pojūtis. Visą laiką studentas gali pasakyti, ką jis galvoja, tiek apie dėstytoją, tiek apie dėstomą dalyką, padiskutuoti kažkokiais tai klausimais, rūpimais ir visą laiką tos diskusijos atviras. Draugiški santykiai su dėstytojais. Tarkim, visuomet, jeigu tau reikės pagalbos, tu tikrai žinai, o gali drąsiai kreiptis. Ir jog tau tikrai padės. Studentai kitą kartą atsiunčia, pabuvoję Amerikoje ir kitose šalyse, savo nuotrauką šalia žymių paveikslų, apie kuriuos mes paskaitose kalbėjom. Jie parodo, kad jiem tai yra įdomu. Mokomės vieni iš kitų. Dėstytojai mokosi iš studentų, studentai iš dėstytojų. Ta patirtis, kurią mes turime ir galime dalintis, manau, yra pati didžiausia vertybė. Čia gali ateiti ir bendrauti. Atrasti pokalbį, atrasti pašnekovą, kas yra svarbiausia universitete. Šitas universitetas, jeigu jis bus laisvas, tai tik ant tokių maištautojų, kaip aš bent jau porą pažįstu. Man atrodo, kad VDU yra mažiausiai sustabarėjęs universitetas, veržlus, aktyvus ir kupinas įvairiausių naujovių ir ieškantis tų naujovių.